Verkių regioninis parkas traukia savo gamtinėmis vertybėmis ir tyvuliuojančiais ežerais, o miškai užima net 77% teritorijos. Miesto pašonėje esanti unikali gamtinė teritorija su savitu kultūros paveldu mėgiama ir gausiai lankoma miestiečių bei sostinės svečių. Nors plečiantis miestui urbanizacija vis labiau skverbiasi į parko teritoriją, tačiau šis kampelis dar išlaikęs savitą unikalumą. Kalbiname Verkių regioninio parko direktorę Vidą Petiukonienę. Kaip kiekvienas žmogus ypatingas ir savitas, be abejo, taip ir kiekvienas parkas įdomus ir savitas ir turintis būtent tam parkui išskirtinių bruožų. Vienas iš išskirtinių bruožų tiek Pavilniam, tiek Verkiam yra tai, kad jie sostinėje, kad jie didmiestyje. Ir tai, kad nežiūrinti tai, kad didmiestyje čia išties yra labai didelė gausa ne tik kultūros paveldo vertybių, bet ypač gamtinių vertybių. Ypač gamtinių vertybėmis turtingas Verkių regioninis parkas tiek retųjų augalų rūšimis, tiek mes čia turim gana nemažai Natura 2000 teritorijų, net 4. Ir be abejo savo reljefu ir išskirtinu grožiu. O jeigu mes šnekam apie Verkių regioninį parką, aš manau, kad tai populiariai kalbant, o kasgi nežino žaliųjų ežerų, kasgi nežino žaliųjų ežerų apylinkių ir jų neapsakomo grožio. Be abejo, aš jau kalbu, pabrėžiu grožį, aš nekalbu dabar apie tai, kuo jie turtingi gamtinė prasme, o jie išties yra labai turtingi ne tik tai grožiu. Tai, o šiaip šis parkas yra, kaip ir Pavilnių regioninis parkas, vienas iš mažiausių Lietuvoje savo plotų, jis nesiekia net 3000 hektarų jo plotas, tačiau jis išsiskiria savo turtais. O jeigu šnekėtumėm apie turtus kultūros paveldo požiūriu, tai vėlgi mūsų pagrindiniai akcentai tai yra Verkių dvaro sodyba, kurioje ir čia dabar mes randamės, ir Kalvarijų kryžiaus kelias, kuris žinomas ne tik tai Vilniečiams, ne tik tai Lietuvoje, bet į jį važiuoja piligrimai net iš visos Europos. Tai yra 2 pagrindiniai akcentai kultūros paveldo vertybių esančių Verkių regioniniam parke. Kalvarijų kryžiaus kelias yra labai įdomus ir eiliniam turistui, kuris domisi krašto istorija ir netgi dvasios atgaivos ieškančiam Vilniečiui, kuris nori pabūti su savimi, kuris nori paieškoti tiek dvasios ramybės, tiek ramybės aplinkoje. Tai yra būtent Kalvarijų kryžiaus kelias, tas objektas, kur galima rasti ir dvasiai, ir tiesiog pačiam žmogui atgaivą. Ir jis pritaikytas jau lankymui visom prasmėm. Visiškai šalimais yra Verkių dvarvietė, kurioje mes dabar esam. Verkių dvarvietė irgi yra gana turtinga savo istorija, kaip ir kiekvienas dvaras. Čia mes turim netgi aukurą, simbolizuojantį, kad ko gero būtent šioje vietoje buvo pagonių šventykla, tai Verkių rūmų parko pačioje pietinėje dalyje. Čia prieš keletą metų archeologinių kasinėjimų metu rasti labai didelį, tai vadinkim, šiuolaikiniai atradimai, o atradimai tai yra tokie, kad surastos kapavietės, apie kurias praktiškai istorija tikrai nežinojo, niekur nebuvo rašoma ar niekur nebuvo tai dar žinoma, kad Verkių rūmų parkas galima teikti
kad tai yra vos neištisinis kapinynas. Perspektyvoje numatyta ir Vilniaus miesto savivaldybėje jau netgi labai didelis įdirbis padarytas dėl laivybos atkūrimo Neryje. Viena iš prieplaukų yra numatyta Verkių kalno papėdėje, visai netoli nuo vandens malūno, priešais esančią automobilių stovėjimo aikštelę. Ten, būtent toje pačioje vietoje, kur ir istorinėme laikmetyje, tai vadinkim, daugmaž prieš 150 metų, į Verkius atplaukdavo garlaiviai, atveždavo svečius, atveždavo vasarotojus čia. Tai dabar, kaip jau mano paminėtas keletas akcentų, tai yra būtent atkūrimas to, kas buvo Verkiuose. Ir vėlgi ta kryptim, ta linkme, kad būtų sudaromos kuo geresnės sąlygos lankytojams pažinti šitą objektą, ilsėtis, praleisti laiką, atstatyti jėgas. Aišku, mus labai skaudina tiek mus, tiek Kalvarijų bažnyčios vadovybė skaudina tai, kad gana nepagarbiai elgiamasi su Kalvarijų kryžiaus kelyje esančiom koplyčiom. Jos ir išpurškiamos, ir įvairūs kiti negeri darbai jose darosi. Ir netgi tokie keisti dalykai, kaip kad įprotis koplyčias paversti naktinio tokio pasilinksminimo vietomis, kur lietus nelyja ir yra dar kur pasidėti alaus butelių ir užkandai. Tai išties truputėlį skaudina tie dalykai, nes šis objektas yra labai sakralus ir labai norėtųsi, kad žmonės suvoktų tą tikrąją sakralinę reikšmę kryžiaus kelio, ir tikrai nesielgtų taip, kaip nedera jame. Bet noriu pasakyti, kad tas niokojimo mastas po truputėlį vis mažėja. Tai ko gerą žodį iš ties turėtumėm pasakyti ir pirmam policijos komisariatui, kuris gana operatyviai išaiškina tuos, sakyčiau, niekadėjus, kurie tikrai negerai elgėsi. Tiek ir ko gero bendras darbas duoda šiokius tokius rezultatus. Tai bandymas veikti žmonių sąmonę, žmonių kultūrą, visos pastangos pristatyti šitų teritorijų vertingumą ir būtent tuo įtakoti žmonių sąmonę.